Sveikos mano brangios svarstyklės, tai yra Taro kortų prognozė jums rugpjūčio mėnesį. Parašykite, prašau, kaip praėjo jūsų Liepos mėnuo, bent jau keliais žodžiais apibūdinkite. Primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio, kas norėtų savo asmeninės prognozės, kurią aš darau, naudojant jūsų nuotrauką ir gimimo datą, rašykite man čia TikTok'e. Arba geriausia mano Facebook puslapyje Ask Tarot Liudmilos tarologinės prognozės. Padarysime asmeninę prognozę iš pagrindinių laukiančių įvykių, kaina 10 eurų. Pradedam svarstyklės, kas jūsų laukia rugpjūčio mėnesį. Svarstyklės, rugpjūtis. Traukiu kortas, svarstyklės, rugpjūtis. Kas laukia svarstyklių rugpjūčio mėnesį? Rugpjūtis, svarstyklės, pagrindiniai įvykiai rugpjūčiui. Taip, svarstyklės, traukiam kortas, kas laukia svarstyklių rugpjūčio mėnesį. Taip, mano brangieji, žiūrėkite, iškart ateina dvi kortos, kurios reiškia naują darbą, naujas galimybės. Magas ir pentaklių pažas. Abidvi kortos apie tą patį. Abidvi kortos apie naujo darbo gavimą, naujų pareigų gavimą, pakilimą karjeros srityje, kažkokios naujos veiklos organizavimą. Vėlgi, jeigu planuojate atidaryti savo veiklą, organizuoti savo veiklą, savo biznį, rugpjūčio mėnesį jums tai jau pavyks, ta prasme, kad jau viskas pradžia bus padėta. Tai yra arba jau užregistruosite savo veiklą, savo įmonę, dar kažką tai jau pradėsite, viskas turėsite, ne, ją taip sakant rankose, visa ta idėja jau jinai bus įgyvendinta. Magas, magas tai yra visos naujos galimybės, magas tai yra naujos veiklos, magas tai yra naujos idėjos, magas tai yra tuomet, kai žmogus įma iniciatyvą į savo rankas ir kūrė kažką tai savo. Pavyzdžiui, suprantate ir turite kažkokį įgūdį profesinį, kuriuo jūs, pavyzdžiui, net nesinaudojate, tai vat pagal magą reikia viskas sugalvoti kažkaip, kaip panaudoti tą jūsų įgūdį, talentą ir taip toliau. Suprantate, kaip jisai gali atnešti jums pinigus, nes pagal pentaklių pažą tai yra jau viskas, pinigų uždirbimas. Tai yra visos labai geros idėjos ir galimybės, kurias reikia materializuoti. Tai vat imkitės drąsiai už tų naujų idėjų, įgyvendinkite jas, organizuokite, pritaikykite visas turimas savo žinias ir įgūdžius. Taip, toliau kažkokia laukia jūsų šventė, galbūt susitikimas giminių apsuptyje, matot, 10 taurių, visa šeima, pilna šeima, visi kartu, galbūt kažkur tai kažką švenčiate, vat kortą šventės, kortą, visokių jubiliejų, gimtadienių, vestuvių, krikštynų, susitikimų, visokiom progom, tai va čia gali būti, kad arba jūs važiuosite susitikti su giminėm, giminių rate, galbūt kažkoks tai bus pas jūs bendras giminių susibūrimas, susitikimas ir taip toliau, arba galbūt giminės jūs atvažiuos aplankyti ir irgi labai gerai pasitusinsit, taip sakant, praleisite laiką, atšvesite ir, toks labai eina geras vaibas, arba poilsio, arba tokių pramogų, kažkokių tai džiaugsmo, gavimo, artimų žmonių apsuptyje. Taip, mėnesio vidury jūs gali nuliūdinti arba nuvilti, vat vyras, stovi korta imperatoriaus. Imperatorius tai gali būti vyresnio amžiaus vyras, paprastai imperatorius tai būna, arba mūsų tėvas, arba kažkoks vyresnis šeimos narys. Gali būti ir partneris, jeigu pas jūs ten amžiaus skirtumas, jisai vyresnis už jūs. Gali būti vadovas. Vadovas, vėlgi, jeigu tai imam darbo sritį, kažkoks tai jūsų vadovas, kuris galbūt jums kažką tai žadėjo, bet neištesė savo pažado pagal 5 taures. Čia yra nusivylimai, nepateisinti lūkesčiai, čia yra va toks, žmogaus koncentracija į negatyvą.
Čia pagal šitą kortą žmogus koncentruojasi, matote, tas vat perverstas, apverstas taurės, vietoj to, kad pasižiūrėtų, nusisuktų ir pasižiūrėtų, kad už nugaros liko dar dvi pilnos taurės, į kurias reikėtų fokusuotis. Tai turėkite tą omenyje, neužsiciklinkite ant kažkokio nusivylimą, savo nepateisintų lūkesčių, kurių, pavyzdžiui, jūs savo patys prigalvojote ir patys, tikėjotės, kad tai išsipildys. Tai neprivalo, niekas jums to išpildyti. Žinoma, gali būti visokių dalykų, ten žmogus kažką tai kažkur paminėjo, pasakė, jūs užfiksavot, laukėte būtent to, žmogus net neatsimena, kad ten kažką tai jums buvo pažadėjęs ar kažką tai ten jums gražaus pasakė. Taip, kas jums sukelia tą lūkestį. Taip, toliau gali būti kažkoks tai apmokymas, gali būti labai produktyvus periodas. Imperatorienė, tai iš vienos pusės geras rezultatas ir produktyvus periodas, ypač susijęs su darbu. Produktyvus periodas, kuomet jūs galite gauti labai gerą rezultatą savo prieš tai įdėtų pastangų. Darbinių pastangų, darbų įdėtų. Vėlgi pakilimas karjeros pareigose, visi tokie dalykai, pajamų pakilimas. Žinys tai yra mokytojos, tai yra žinių gavimas. Tai gali būti, kad jūs gausite žinias, aš turiu omeny, galbūt eisite į kažkokius ten kursus, mokymus ir kažko tai pasimokysite papildomai. Taipogi imperatorienė visada tai yra reikšmė, neštumas ir pastojimas. Tai mano brangios svarstyklės, kažkam tai galbūt ateis žinios ir apie tai, pastojimas. Taip, toliau, mėnesio pabaiga. Mėnesio pabaiga biški gali būti tokia jau sunkesnė, nes ateina kažkokia tai korta abejonių, dvejonių, ateina korta gulėjimo lovai. Jeigu matote, čia žmogus guli lovai, žmogus ilsisi, žmogus pavargo, galbūt žmogus susirgo, galbūt čia liga privertė pagulėti, peršalimas ar kita liga, kuomet reikia atstatyti savo sveikatą, būtent pagulėjus lovoj, nes jėgų nebėra, kažkur tai bėgti, lakstyti, dirbti, kažką daryti. Tai vėlgi, galbūt čia jums yra patarimas laikų save sustabdyti, laikų nuo viso to bėgimo, darbų ir viso kito, ir to sukimos yra kaip voverė, tai čia yra irgi jums patarimas. Jeigu sąmoningai jaučiate, kad jau jūsų batereika, taip sakant, nusėdo, artėja prie nulio, sustokite ir pailsėkite, nes kitaip jūs privers pailsėti, priverstinai paguldys į lovą, tai aukščiausios jėgos sukurs tokias aplinkybės, kad, jeigu patys nesuvokėte, kad reikia jau sustoti ir pailsėti, jūs, kaip aš sakau, paguldys priverstinai. Ir mėnesio pabaigoje eina korta kardų riteris, o kardų riteris tai yra drąsa, tai yra ryžtas, tai yra kovingumas, karingumas, tai yra tuomet, matote, tas riteris visų tempų, pilnų greičių lekia į kažkokį mūšį, taip sakant, nugalėti, paimti to, ko nori. Tai čia yra irgi labai labai geras patarimas, kad visi sprendimai reikalauja drąsos ir ryžto ir niekada nebus taip, kad jūs nieko nesurizikuosite. Bet kuris sprendimas tai yra rizika. Yra visokiausių dalykų, kurių jūs negalite apskaičiuoti, numatyti ir pakloti tuo šienelio vadinamo savo. Tai vis tiek tai yra rizika, bet kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Tai tiek būtų mano brangios svarstyklės, kas norėtų kažkokių tai asmeninių prognozių, jas visas galite pamatyti mano puslapyje Būrimas taro kortomis LT, čia yra nuoroda kamputyje ir pasirinkti ten jums tinkamą būrimą, tinkamą dėlionę. Sėkmingo mėnesio!